Na štai, aš esu 3 klasės tokioj kabinoj ir čia yra va, toks langelis, staliukas ir 6 kėdės. Va, atrodo, oi, štai taip. Ir jo, labai uždara patalpa ir niekada su tokiu nebuvau važiavus, tai specialiai nusipirkau bilietą pabandyti, kaip čia atrodo. Tai jeigu yra kondicionieriai, yra lempa, jeigu turbūt labai karšta, čia langas atidarytas yra, įdomiai, jo atidarytas, man atrodo, neatidarytas, va taip va, atidarytas langelis, yra kondicionieriai, vietos labai mažai yra pasikabinti, lagaminas telpa po apačią, va čia va, pasidėti, tai jo, čia yra 6 žmonėms, tai visiems, kas nežinote, tai galima važiuoti pigiau, 3 klasės traukiniu, bet tai buvo pirmas ir mano paskutinis, aš verta, tai prasme, aš mėgstu patogiau važiuoti, bet kas neturi pinigėlių, gali sutaupyti, mokėjau 7,60 iš Šiaulių į Klaipėdą. Va. Tai va, visiems keliautojams, po to yra va maistelis, tai vandenuko paprašiau atnešė, nusipirkau aišku, tai visai kaip ir nieko. Bet atsimenu kitoj klasėje, tai ten davė ir nemokamai. 2 klasė ar 1 klasė, neatsimenu, tai buvo ir nemokamai vandenukas. Nu, tai tas ant to išeina turbūt, bet galima sutaupyti. Tai va, įdomi kelionė. Ačiū ir už tai. Susipažinau nuostabius žmonės.